Dėkojame visiems patronams, kurie prisidėjo prie šio video. Jei jums patinka mūsų kūryba, skirkite kelis dolerius ir mes kursime toliau. Ačiū, kad žiūrite. Visokių būna reakcijų, ar kiti taip jau gailestį tokią rodo. Faktiškai pasakyti vaikui, bėdinkit, koks tu vargšas. Vaikas nesupranta, jis nežino, kad jis kažkoks netoks. Dabar kažkaip jau mažiau, anksčiau tai būdavo atsisuka ir visi, aš atsimenu, koncertą nuėjom, atsisuko mama su jais, sakau, nešičia sceną, tenais nusisukit, jie žiūri į mumis. Sako, po truputį keičiasi tikrai toks visuomenės požiūris, o taip, pagalvokite, anksčiau net ne visada mes galėtumėm pamatyti tuos vaikus, jie sėdėdavo namuose. Tokie žmonės jiems, jie negali ir toliau tada eiti studijuoti. Jeigu profesija kokia nors, tai kokia nors labai tokia paprasta. Tragedija buvo, aš tai skaitau, kad reikia gal kokį psichologą pirmiau pakviesti, o paskui tik mamai sakyti. O tada nieks nežiūrėjo. Pasakė ir iškart pasakė, ant gimdymo stalo jūs jo neimkit. Deja, tas žodis tapo tokiu, kaip norim pasakyti, kad tu durnas, ar, kaip visada būdavo, debilas arba daunas. Čia yra genetinė liga, Dauno sindromas. Jūs žinote, kad mes turim 46 chromosomus. Pirma ląstelė susideda iš 23 tėvo ir 23 motinos chromosomų ir būtent 21 pora gauna trečią chromosomą. Ta chromosoma yra tokia neporinė iš 3 chromosomų. Tai kitas pavadinimas yra trisomija. Jie greit miršta, jie negyvena ilgai, jie nevaikščios, nekalbės. Tokia buvo diagnozė. Tai 3 dienas verkiau tiek, kad nežinau kas. Ir nieks net netėjo nei guodyti, tu gali daryti, ką nori čia tau. Ir jis dar gimė neišnešiotas. Gal dabar pasikeitė tikriausiai. Turėtų pasikeisti, vis tiek. Dabar jau sąmoningumas kitoks. O taip anksčiau skaitydavau, kad tik paspijokus tokie vaikai gimsta. Taip skaitydavau. O kiek aš žinau, taip visi ir su aukštaisiais, ir inteligentai, ir visi. Tik visi slėpė. Taigi nebuvo nieko. Jokių mokyklų, nieko anksčiau nebūdavo. Mokyklos steigėja yra anglų kalbos mokytoja, kuri turi sūnų su Dauno sindromu. Faktiškai tai mokykla įkurta dėka jam. Kai gimė Aleksandras, jinai išstudijavo iki mokyklinę pedagogiką ir defektologiją. Labai daug pati ką padarė. Kai jinai ateidavo į darželį ir klausdavo, kaip mūsų reikalai, ką naujo šiandien sužinojo, ką daro, ką išmokė. Pati vedėja pažiūrėjo ją taip ir sakė, paklausykit, mamytė, jūsgi žinote, jie ilgai negyvena. Jūs dar jauna pagimdysite dar vieną vaiką. Sako, labai gerai prisimenu, kad aš išėjau tada iš to kabineto ir man aiškiai labai aš supratau, kad jeigu aš pati nesukursiu mokyklą savo vaikui ir tokiam kaip jis, niekas to nepadarys. Jaunimo tarybos sąjungoje dar tik tai kūrėsi valstybė. Jokių įstatymas apie nevalstybinės mokyklas išėjo tik tai 96 metais. Net statuso nebuvo. Jinai ministerijoje, jai sako, ko jūs norite? Nes sako, aš čia gyvensiu, mėgosiu pas jūs, neišvažiuosiu, kol jūs man nepadėsite tokią mokyklą sukurti. Доброе утро, как? А по-литовски? Labas. Labas. Rytas. Net aš turėjau pardavėją, aš atsimenu, jis sako, nežinau, kokia aš nelaiminga, aš kokį vaiką pagimdžiau, aš klausiu, kokį, sako, su Dauno sindromu, o kur, sako, jis dabar yra. Aš neėjau, sako, man daktarai liepė neimti. Ir 8 mėnesiai ir mirė. Nes jiem reikia labai didelės meilės. Yra tokių vaikų, kurie, pavyzdžiui, pas mus, mes kalbėjome apie Dauno sindromą, pas mus vaikinas, jis dabar kaip tiek mokinasi profesinės reabilitacijos centre,
Jis galbūt buvo vienintelis pas mus vaikas su Dauno sindromu, kuris suprasdavo, kad jis turi Dauno sindromą, kad jis turi problemas. Jis savarankiškai gyvendavo, pats galėjo atvažiuoti į mokyklą, galėjo pasirūpinti savimi ir miegoti, ir atsikelti, išeiti iš buto pats. Bet jis pirmą kartą, kada pas mus atėjo, tik tai susipažinti su mokykla, jis pamatė mūsų vaikus su Dauno sindromu ir buvo jo labai negatyvi reakcija. Mano klonai. Mėgsta, ypatingai jeigu galėtų, tai dainuoti labai norėtų. Turi tėtis nupirkęs akordeoną, tai kada kiekvieną vakarą, nesvarbu, kaip groja, bet groja. Muzika turėtų būti tokia, metalas daugiau patinka, tokios. Ir labai patinka liaudiškos dainos. Kas liečia emocijų, tos pusės, aš galiu pasakyti, pas mus visokie yra vaikai. Yra vaikai su cerebriniu paralyžiumi, yra vaikai su autizmu, čia yra sunkiausias variantas. Vaikai su Dauno sindromu, su jais labai įdomi dirbti. Jie yra aktoriai. Ir jie tikrai gabūs ir talentingi, labai jiems patinka dainuoti, vaidinti. Labai, man asmeniškai tai tikrai labai patinka vaikai su Dauno sindromu. Jie supranta, pavyzdžiui, su kuo gali daugiau, su manim jis manęs nelabai jau taip. Tėtis yra lengvesnis, tai iš jo vynioja visas virvės, daro ką nori. Aišku, mes neturim tėčių, bet mes turim patį, bet jis labai geras. Tokių tėčių nėra. Ir tėvai visą laiką kaltina, kad mamos kaltas. Kad esi čia tu, o kai mes išsiaiškinom, kad ten pasirodo pas vyrą ten kažkas tai, pavyzdžiui, dabar jau mano anūkės dar negims pas jas, bet pas anūkių vaikam reikia perspėti, vis tiek reikia daryti. Niekas nežino iki šiol priežasties. Bet kur, bet kada, kiekviena tauta, kiekvienoj šalyje nėra kažkokių, nepriklauso ne nuo geografijos, ne nuo tautybės. Man gimė Karolis ir po 2 mėnesių anūkė gimė. Ir man buvo labai sunku, bet mano sūnus vyresnysis visą tą paėmė. Jis veždavosi ir tą vaiką visur. Jis augino kaip 2. Dėl to mano ūkis labai myli jį. Jis užaugo kartu. Ir, pavyzdžiui, anūkė sako, jeigu ne Karolis, mes gal tokias nebūtų. Nes jis išmokina būti, jisai nemoka meluoti. Jis jeigu juokiasi, tai juokiasi iš širdies. Jeigu jisai verkia, jie verkia labai retai. Kažkaip jie nežinau, kodėl neverkia, ir labai retai kada verkia. Jie visą laiką šypsosi. Iš jų meilės, švelnumo ir tikro nemelavimo. Jie nemeluoja. Jie yra tokie nuoširdūs, kad jie tikrai ne. Jie geri ir kas šeimoje auga su jais vaikai, užauga labai geri vaikai. Auginti nėra sunku, jeigu augini su meile.